Sveiki, mano vardas yra Deo. 1998 metais išgyvenau priešmirtinę patirtį. Tuo laiku studijavau biologiją ir tvirtai tikėjau krikščionišką pasaulėžiūrą, dangumi, pragaru ir teismu po mirties, ir manyje nuolat buvo baimingas klausimas, ar pakankamai aš esu gera. Tačiau savyje nešiojausi daug pykčio ir nuoskaudų, kurių nemokėjau paaiškinti. Kartą stipriai susirgau meningitu. Mane paguldė į ligoninę ir vieną dieną išsekusi nuo skausmo aš tiesiog užmerkiau akis ir tada viskas prasidėjo. Tuo metu nei negalėjau įsivaizduoti, kas manęs laukia. Staiga pamačiau spinduliuojančią šviesą. Ji judėjo kaip šiaurės pašvaistė, o mano kūnas tapo lengvas, tarytum jo nebeliko. Visi sunkūs jausmai, pyktis, nuoskaudos, gėda tiesiog ištirpo. Suvokiau, kad visi mano sunkiausi jausmai yra susiję tik su gyvenimu čia, dualumo pasaulyje. Ten anapus egzistuoja tik šviesa ir meilė. Anapus yra vienovė. Išnyko pyktis ir visos nuoskaudos. Sunkiausia buvo paleisti kaltę ir apgailestavimą, nes būtent jie mus temdo labiausiai. Ir kai visa tai išnyko, aš pakilau. Aplinkui mačiau tik šviesą. Ir būtent anapus supratau tai, ko nenorėdavau pripažinti. Didžiausias gyvenimo apgailestavimas nebuvo dėl to, ko nepadariau savo. Ne dėl neįgyvendintų svajonių ar nepadarytos karjeros, ne dėl nelaimėtų titulų. Didžiausias apmaudas buvo dėl to, kaip elgiausi su kitais žmonėmis. Žvelgiau į savo visą pragyventą gyvenimą ir niekas mane neteisė ir nesmerkė dėl to, kaip jį pragyvenau. Buvo tik tiesioginis pajautimas. Aš mačiau savo veiksmus kitų akimis ir jaučiau jų jausmus savo širdimi. Ir dėl savo poelgių viduje savęs išgyvenau didelį skausmą. Supratau, jog kiekviena mintis, žodis ir veiksmas, kuriuo sužeidžiame kitą, bus pajaustas taip, lyg jie būtų padaryti mums patiems. Kai nelieka fizinio kūno, lieka tik esmė. Šviesos spindulys, kuriame nėra skausmo, nėra liūdesio, nėra baimės. Tik ramybė, pilnatvė ir absoliuti besąlyginė meilė. Aš jaučiausi lyg vienas šviesos srautas milžiniškame lauke, bet kartu taip pat išlikau savimi. Kaip vandens lašas vandenyne. Esi atskiras, bet kartu esi visuma. Man viskas tapo aišku ir suprantama, ir tuomet man pasiūlė pasirinkti – likti anapus arba grįžti ir pragyventi savo gyvenimą žemėje iki galo. Mano pirmoji mintis buvo aiški, žinoma, kad norėčiau pasilikti. Toji būsena anapus buvo tokia palaiminga, tokia švelni, kad jos atsisakyti ir ją palikti atrodo tiesiog neįmanoma. Tačiau žvelgdama į savo gyvenimą akivaizdžiai supratau, kaip stipriai prašoviau pro tikslą, kurio siekiau žemiškame gyvenime. Tiek daug laiko praleidau religinėje baimėje, pyktyje ir laikydama nuoskaudas. Ir aš aiškiai suvokiau, jog turiu grįžti atgal, kad suteikčiau savo gyvenimui prasmę, kad tapčiau šviesa kitiems, kad mylėčiau giliau, kad mokyčiausi atjautos ir pakeiščiau požiūrį į žmones. Anapus sužinojau, jog nėra jokių atskirų dievybių, jokių religinių figūrų ir iš viso nėra nieko tokio, ką pasakoja religija. Dievas iš tikrųjų tai visa meilė ir visos sielos kartu. Ir visa tai yra vienyje ir nėra jokios atskirties. Dievas nėra asmuo ar dvasia. Anapus yra tik gryna intuicija ir suvokimas, ir sąmonė sužino viską akimirksniu, be mums įprasto interpretacijos barjero.
Ir man tapo visiškai aišku, mes esame kibirkštys to paties šaltinio. Ir kai mes paliekame savo žemišką kūną, mes vėl tampame tos visumos dalimi. Tačiau štai kas mane labiausiai nustebino. Aš supratau, kad mes patys nusprendžiame ateiti į žemę, pragyventi pasirinktą ir suplanuotą gyvenimą. Ir nėra taip, kad siela būtų nubaudžiama ar įmetama į kančią. Siela į šį pasaulį ateina patirti, suprasti, pažinti kontrastą, suprasti šviesą per tamsą, meilę per skausmą, vienybę per atskirtį. Gal kažkas vargą pasirenka tam, kad padėtų kitiems nuo jo pakilti. Kažkas gal gimsta skausme tam, kad vėliau suprastų, kaip gydo atjauta. Arba gal kažkas pasirenka turtingą gyvenimą, kad pamatytų, jog vien materialus komfortas nieko nesprendžia sąmonės viduje. Yra svarbu suprasti, jog nėra atsitiktinių gyvenimų, ir kiekviename jų yra tam tikra prasmė. Po išgyventos priešmirtinės patirties mano požiūris į žmonės visiškai pasikeitė. Supratau, kad žiaurumas dažnai yra tik atspindys to skausmo, kurį žmogus pats savyje nešiojasi. Jis skaudina kitus todėl, kad pats yra sužeistas. Tačiau tai nereiškia, kad turime leisti žaloti save. Meilė savo visada yra ir ribos ir orumas, be jų meilė savo netampa tikra. Supratau ir tai, kad kerštas yra beprasmis. Gyvenimo peržiūroje kiekvienas pats pajusime tai, ką esame sukėlę kitiems, tad niekada nereikia niekam keršyti ir duoti grąžos. Tuo pačiu iš naujo atradau, kodėl mūsų žemiškoji tapatybė yra tokia vertinga. Vardas, balsas, istorija, žodžiai, pomėgiai, net mūsų trūkumai – visa tai yra unikalus žvilgsnis į pasaulį. Tai vienintelė akimirka per milijonus metų, kai visa mūsų giminės grandinė, protėviai, jų išbandymai, ligos, karai ir kelionės susiliejo tam, kad šiandien egzistuotume būtent mes. Mūsų ego nėra priešas. Ego yra forma, per kurią siela save išreiškia, per kurią ji gali mylėti ir būti šiame pasaulyje. Ir kūnas nėra kliūtis, tai tiltas. Tik kūne mes galime apkabinti, pajusti saulės šilumą, paliesti medį, paragauti maisto, juoktis, verkti, padėti kitam ne vien mintimis, bet realiais veiksmais. Anapus vienovėje to nėra. Ten yra tobula meilė, bet nėra fizinės išraiškos. O čia žemėje ji įmanoma, todėl gyvenimas žemėje yra ir misija, ir privilegija. Supratau, kad mes nesame čia tam, kad išgelbėtume pasaulį. Tam neužtektų ne vienos kartos. Bet mes esame čia tam, kad paliestume tuos, kurie yra šalia. Kartais vienos šypsenos, vieno gero žodžio ar vieno mažo gerumo gesto pakanka, kad kažkieno gyvenimas pasisuktų kitą kryptimį. Ir būtent tai bus visų svarbiausia mūsų gyvenimo peržiūroje. Ne tai, ką turėjome ar kokią karjerą padarėme, o tai, kokie buvome gyvenime iš tikrųjų. Laiko žemėje mums nėra daug, net jeigu gyvename 100 metų. Ir galų gale lieka tik vienas tikras vertinimo kriterijus, ar atnešėme meilės daugiau nei gavome. Ten anapus aš buvau visiškoje ramybėje. Tačiau tik čia žemėje galiu apkabinti savo artimą, paglostyti šunį, padėti vienišam žmogui pakelti prislėgtą ir ištaisyti klaidas. Tik čia galiu reikšti meilę kūnu ir būtent dėl to grįžau. Aš žinau, kad mano tikrieji namai anapus, bet mano misija čia. Ir jei kasdien prisiminsime 2 paprastus dalykus, pasaulis po truputį pasikeis.
Mūsų gyvenimo tikslas – gyventi dėl kitų, bet mūsų svajonės – gyventi dėl savęs. Būti gerais kitiems ir mėgautis savo gyvenimu. Štai kas yra gražus gyvenimas, nes kai kūnas paleis sielą, liks tik mūsų meilė. Meilė vienintelis dalykas, kuris keliauja su mumis į anapus, o visa kita yra tik mokykla, kur auginame tą meilę.